žolės alyvos nuraudo, 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 kvepėdamos ilgisi draugo. O, vaikšto, vaikšto po vieną podu, ieško, ieško laimingų žiedų. Algirdo Kaušpėdo suburtos roko grupės Antis pavadinimas lietuviams sukelia ypatingus jausmus, o jo organizuoti roko maršai tapo žmonės vienijančia jėga ir didžiųjų sąjūdžio mitingų repeticija. Kovo 11-osios proga kalbiname grupės Antis lyderį, architektą, vieną iš sąjūdžio iniciatorių Algirdą Kaušpėdą. Kovo 11-osios aktas, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, tapo naujo valstybės gyvenimo etapo pradžia. Kaip jūs anuomet įsivaizdavote, kokia bus Lietuva po 20 metų? Žinoma, aš įsivaizdavau viską labai romantiškai. Ir aš atsimenu savo būseną, kai 85 metais kartą važiavau traukiniu ir susimaščiau, o kokiagi galėtų būti Lietuva, savarankiška Lietuva, jeigu nebūtų tos okupacijos ir kokiagi būtų mūsų vėliava. Ir aš kažkodėl tai mano vizijose buvo ta būtent mūsų senovės vėliava su vyčiu. Ir aš pagalvojau, kad kokia graži vėliava, įsivaizduoju tokia valstybė su tokia vėliava, reiškia, jeigu būtų. Ir tas vytis, man toks buvo praradimas, kaip ir baisi nostalgija tiesiog toms, galima sakyti, viduramžiškoms lietuviškoms šaknims, reiškia, kada mes buvom nuo jūrų iki jūrų. Tai čia tokie buvo vaikiški pamastymai. Žinoma, kai įvyko tas jau nepriklausomybės atstatymas, aš nežinau, man tą dieną atrodė, kad ir viskas visai kitom spalvom ir grįždamas namo ir mačiau ir kažkokie spalvoti miškai ir spalvotos labai stipriai gatvės ir viskas atrodė, staiga mūsų, viską mes atgavom. Na, tikrai buvo labai euforinis toks laikotarpis ir labai malonus. Ką jums pačiam reiškia kovo 11-oji? Man jinai niekiek nepasikeitė, nes tai yra, galima sakyti, Dievo dovana, dalyvauti tame visame procese ir aš dalyvau iki paskutinės dienos kaip sąjūdžio tarybos narys. Ir kovo 11 tai yra tokia labai sėkmingos istorijos pabaiga. Kai sąjūdis net pradžioje nedrįsdamas pasakyti, kad mes siekam nepriklausomybės, o gudraudamas ten visaip ir bandydamas politiškai žaisti su gorbačioviška visa retorika, pasiekė to, ką niekas nesitikėjo pradžiai. Tai buvo absoliučiai viršyti lūkesčiai. Tai aš manau, tai yra nuostabus rezultatas ir ta visa šachmatų, ta dėlionė, reiškia, kuri vyko per tos kelis metus, nuo 88 iki 90 kovo 11, tai yra nuostabi istorija ir nuostabus prisiminimas. Kai 1985-aisiais įsikūrė grupė Antis, buvo likę 5 metai iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Ar jautėte, kad Antis įneš labai svarbų indėlį į nepriklausomybės siekius? Antis buvo, galima taip pasakyti, įtraukta to didžiulio kažkokio tai potvinio, kuris čia prasidėjo, politinis potvinis, prasidėjus perestroikai, vis dėlto pajudėjo ledai. Ir žmonės, pradėjo menininkai, sakysime, bandyti tam tikrų cenzūros arba represinių struktūrų kantrybę. Kur yra ta riba, kurios negalima peržengti. Tai lygiai taip pat ir Antis drąsėjo ir nieks negalėjo pagalvoti, kad vieną dieną jinai pradės dainuoti, sakysim, Krantas arba Lietuvos valstybė.
Kuris koncertas Sąjūdžio metais jums buvo pats reikšmingiausias ir įspūdingiausias? Manau, kad Kalnų parke koncertas, kuris įvyko 7 metais, ir tada kaip tik pirmą kartą nuskambėjo Krantas, man buvo pats įspūdingiausias. Ir tikrai buvo nepaprastai daug žmonių. Ir, atrodė, kad suėjo visas Vilnius. Iš tikrųjų, tas koncertas iki šiol išlikęs ir tarp kitko nuotraukose. Čia yra keletas nuotraukų studijoje. Tebeskamba ausyse. Praėjo 20 metų, užaugo nauja karta. Ir kai kas sako, kad Sąjūdis jau atliko savo misiją. Atgavo nepriklausomybę ir banga nuslūgo, pakilimo banga. Jūs esat sakęs, kad naujasis Sąjūdis galėtų atgimti tik tuo met, kai atsirastų Lietuvoje rimtas išorinis priešas. Bet ar dabartinė situacija nėra baisesnė už išorinį priešą? Dabar ateina tikrai naujas istorinis tarpsmas, kada paaiškės, ant kiek lietuvius pagadino tas kapitalistinis laikotarpis. Kiek pagadino lietuvius sovietinis laikotarpis, tai mes puikiai žinome. Ir sunkiai atsikratom šitų blogų sovietinių įpročių ir skubam priimti blogus kapitalistinius įpročius. Tai dabar ateina tas laikas, kuriame turės tauta parodyti, ar mes galim būti kartu, ar mumise yra gailestingumo, pagarbos vienas kitam, ir ar mes tebeturime širdį, ar mes tebesam vienas kitą mylinti tauta. Kaip manote, kas galėtų prižadinti nusivylusią tautą dabar? Labai paprasta atsakyti šitą klausimą, tai vis dėlto naujos vertybės. Tai yra, jeigu per pastaruosius 10 metų visą laiką mes rytomės, galima sakyti, tokio pramogaujančio materializmo laiptais žemyn ir visiškai neatsakingai, neįdomiai, sakyčiau, primityviai gyvendami. Tai dabar atėjo laikas, kai iš tikrųjų nebeturim ir pinigų taip gyventi. Ir mums kito nelieka, kaip tik tai susimastyti, kas yra iš tikrųjų nereikalauja pinigų, bet teikia daug dvasios. Kaip Jūs vertinate Sąjūdžio klubo veiklą šiandien? Ir kokią realią įtaką galėtų daryti Sąjūdžio klubas šiandieninėme gyvenime? Aš vertinu teigiamai, nes matau, kad klubas išsaugojo savo tą, sakysim, sąžinės potencialą, kurį kuriuo didžiavosi ir kurį atnešė iki šių laikų. Ir kad ta veikla, žinoma, jinai nėra labai stipriai įtakojanti politiką globaliai Lietuvoje, tačiau tam tikrą savo moralinį poveikį daro.